dvasia, pikta dvasia, Azazelis, taip, kurį gyveno dykumoj, ar ne? Jeigu mes paskaitysim Kunigų 16 skyrių, 10 eilutę, per permaldavimo dieną, Kunigų 16 skyrius, ką sako 10 eilutė. Sako, ožys, kuris skirtas išvarimui, tas statys viešpaties skyrių, kad atliktų jo nesutaikymą, išvarytų į dykumą. Azazeliui skirtas ožys, Azazeliui, tam angelui. Azazeliui skirtas. A kodėl jis dykumoj, nuošaliai, kur nėra žmonių, jisai gyvena. Žiūrėkim dar patvirtinimui. Izaijo 13 skyrius 21 eilutė. Pranašas Izaijo 13 skyrius 21 eilutė, žiūrėkim. Apie Idumėją, Edomo žemę, kada už bausmę bus apleista, tuščia ir nieks ten negyvens, taip? Babilonas. Žiūrėkim, Izaijo 13 skyrius 21 eilutė sako. 20-21 skaitykim pilną. Jis niekad nebus apgyvendintas, ir nieks jame negyvens per kartų kartas, tuščia. Reiškia, piktom dvasiom bus gerai, žiūrėkit toliau. Arabas ten nebeties savo palapinės ir piemenys neganys savo bandos, negyvenama vieta. Tai kas bus laukiniai žvėris ten šeimininkaus, viskas aišku su žvėrim, žmonių nėra žvėrim geriau. Taip, laukiniai žvėris šeimininkaus, jų namai bus pilni pelėdų, stručiai ten bėgos ir šokinės satyrai. Satyrai čia išversta, toks graikiškas žodis paimtas, iš tikrųjų čia yra seirim. Išvertus yra gauruotos dvasios. Gauruotos dvasios. Seirimai yra gauruotos dvasia, kuri pasirodo gauruotų, plaukuotų, kaip kailį turinti pavydalų. Seirimai. Bet man apleistoj vietai tikimybė yra. Žiūrėkime toliau. Izaijo 34 skyrius. Izaijo 34 skyrius 14 eilutė sako. Ten susitiks vilkai. Reiškia, nebeliks nieko. Pažiūrėkim, nuo 12 eilutės skaitau iki 14. Neliks nei kilmingųjų, kurie galėtų kariauti, visi kunigaikščiai taps sniegas, rūmuose augs erškėčiai, tvirtovės dilgės usnis, čia gyvens šakalai, stručiai, žmonių nėra. Ir kas bus? Ten susitiks vilkai su hienomis, satyrai šauks vieni kitam, satyrai šauks vieni vėlgi tie seirim, gauruotos, pasirodo pukuotos su kailiu pasirodančios dvasios, šauks vienas kitam, ir nakties šmėklos ten susiras pozė. Čia nakties šmėklos išvertė. Lilita susiras. O viena iš piktų dvasių, viena iš didžiausių, čia rimtas lygis Lilita yra. Apie ją pakalbėsim. Kodėl Lilita gyvena ten, kur žmonių nėra, kur tik laukiniai gyvūnai ir šitos dvasios, piktosios dvasios jis mėgsta be žmonių tas vietas gyventi. Pakalbėkime apie piktas dvasias gyvenančią žemėje. Piktosios dvasios gyventojų žemėje arba Malchute yra žemiausias Sitrat-Chros sluoksnis. Padalinys, pats žemiausias lygis. Toks eiliniai tokias dvasios. Tas žemiausias lygmuo susideda iš 3 rūšių dvasių. Mazikim dvasių, šedim tai yra seirim, tas pats tos pakuotos su kailiu pasirodančios dvasios, ir ruchot, šedim, gauruotieji. Dažniausias toks dalykas turbūt teko girdėti terminą sniego žmogus. Ane? Jėtis vadina, pavyzdžiui, jis vadinamas Nepale jėtimi. Ten daug pėdsakų yra randama, užfiksuoti milžiniški tie pėdsakai rasti snieginuose. Ir daug matyti, ir nuotraukų yra padaryta jėti, pavyzdžiui. Visam pasauliu mato. Šiaurės Amerikai tai Bigfootas vadinamas, ir tos pėdas randa. Reiškia. Šiaurės Amerikos indėnai jį Saskvoču vadina. Saskvočas, reiškia. Turėjo, reiškia, Australijos aborigenai vadina jovį. Paskutinį kartą jovį oficialiai užfiksuotas masiškai žmonės matė 2009 metais. Ir rašė Australijos spauda, ten pjovė šunį, žudė naminius gyvūnus, tas įsivežęs, keistai dingo. Iš niekur atsirandanti būtybė, gauruota ir dingstanti. Ką žmogus galvos, iki nežinoma, tą, ką mes dabar studijuojame. Tai gal čia išlikęs koks hominidas primatas, žmogus bežinė, dar pusiau žmogus, pusiau beždžionė, gal čia vat yra. Gauruotasis, va čia šitą, seirim arba šedim. Jie labai dažnai aptinkami ir matomi. Čia nėra kažkokia mistika, kaip kažkas pasakytų. O kiek nuotraukų, o kiek pėdų yra? O kiek liudininkų? 10 000 šiandien rasit pasaulio žmonių, kurie prisieks švenčiausią mergelę Mariją, kad jie matė, susidūrė vienaip ar kitaip. Jų garsai, tas toks keistas švilpimas, šūkavimas, tas įrašyti yra. Visai irgi Jungtinės Amerikos valstijos irgi, kaip jis bėga, nufilmuoto juostą. Įrodė, kad ne fotomontažas.
tyrinėja bėgimas toks, nu, žmogus tokio greičio neišvysto. O koks gyvūnas dėmkuojam, tai bėgios, ką? Nėra tokio gyvūno, kad bėgiotų. Šiausiai. Ir jie, paprastai, niekam nepavyksta jų pagauti. Tai įdomu, ar ne? Tarsi iš niekur atsiranda, tarsi niekur išnyksta. Jie labai šokinėja, štai, bet jeigu apie to šokinėjimus mes pašnekėkim apie kitą dalyką. Dar vienas įdomus dalykas. Teko girdėti tokį fenomeną, kažkada tai sustibu, Anglija buvo šoke vienu metu. Egzistavo toks dalykas kaip Džekas Šoklys. Irgi plaukuota būtybė. Sniego žmogus plaukuota būtybė, ne? Plaukuota. Žmogus draugys gauruotas, juodais irgi taip pat kaip ir sniego žmogus. Tai kitas dalykas dar buvo Anglijai įvykęs toks Džekas Šoklys, irgi ta būtybė, kuri iš niekur pasirodo, nežinia iš kur, kurį laiką pabūna, gąsdina žmonės, kankina žmonės ir išnyksta kaip atsiradęs. Plaukuotas, tamsus žmogus su žvėrišku, tokiu į žvėrį panašiu veidu. Žmonės jo baidėsi, gal čia koks pamišėlis ar invalidas, basas, apiplyšęs, švarkas gerokai mažesnis, negu jam reikėtų, toks matėsi. Bet svarbiausias dalykas - keisti šitą sutvėrimo šuolį, kelis metrus pašoksta nuo žemės. Iš to jau buvo, iki to laiko dar toks kažkas žmogus kažkoks nuvalytas, plaukuotas žmogus, gal, žinai, būna plaukuoti žmonės atsiranda, bet toks šuolis, keli metrai, 2-3 metrus nuo žemės pašoksta, tai jau buvo, spauda rašė, Londonas tuo metu 19 amžiuje buvo baimiai šitą dažniausiai. Iš pradžių jis nieko neliesdavo, tik tai gąsdindavo žmonės. Praeina arti iš pašoksta ir dingsta, reiškia. Bet paskui pradėjo kenkt žmonėm. O policijai pagrindinis uždavinys, kaip sugauti šitą padarą, kas čia tas pradžia. Čia ne šiaip įsivaizduoja, kad čia kažkokias, žinot, tikėjimas. Laikraščiai to meto rašė, puikiai jūs gal rasti dar kažkokių ten nuotraukų iš tų laikraščių straipsnių, tai buvo rimtas dalykas, net vyriausybės posėdis buvo. Reiškia, kaip sutvarkyta Džekas Šoklį, kas čia per reiškia, padaras. Puldavais praeivius, lengvai pasiveja, bet gali greičiausiai bėgantį žmogų, trenkė keletą smūgių, nuplėšė drabužius, kartais perplėšė veidą, nugarą, reiškia, puolė karietas, ekipažus važiuojančius, reiškia, įšoksta į atvirą ekipažą, reiškia, žmonės eidavo iš proto baimiai, reiškia. Jį pavadina, jis vadinamas Džeku Šokliu, nes angliškai jis kitaip ten vadinasi, reiškia. Paprastai Džekas Šoklys veikdavo, reiškia, patamsiai, naktį arba jau temstant ir dažniausiai lietaus metu. Reiškia, akis buvo rausvos raudonas, jis kaip to žmogaus drūjo, kaip motmeno, reiškia, panašiai, ir kaip sniego žmogaus dažnai pastebėta, kad akis raudonas arba rausvas, reiškia. Niekam nepavykdavo jo, policija kiek kartų vijosi, buvo pastebėjusi ir policijos ekipažai vijosi, niekam nepavykdavo pagauti, jis pabėgdavo, peršoksta aukščiausią tvorą ir dingo, kur žmonės apeis ar atsidarys, perlips tą tvorą, tai šokinėdavo, iššoksta ten į antrą aukštą langas darytas ir iššokti būdavo. Reiškia, tai va, terorizavo Angliją. Angliškai vadinasi Spring Hill Jack. Yra tos dvasios, apie kurias kalba. Ir kaip, atsiprašau, šokinės satyrai, dar ką prisiminkim tas vietas, šokinės satyrai. Ir drugys šokinėja, ir tas Džekas Šoklys šokinėja, ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu mes kalbėsim apie minėtą moterišką demonę Lilith, tai irgi visam pasaulyje. Tai pasirodo, pasireiškia, žmonės net neįtarė, kas tai yra. Galvoja, kad tai mergelė Marija katalikiškose šalyse. Šita moteriškė baltais drabužiais pasirodo labai daug kur. Tai ką baltai žinoma, tai yra Lilith. Demonų valdovė, kaip sakoma, demonų lyderė, patriškas lyties. Lilith. Bet toli nereikia, pasižiūrėkit. Anglosaksų pasaulyje visais laikais jau buvo toks dalykas, kaip reiškinys, pavyzdžiui, White Lady. Baltoji ponė, pasirodantis dalykas dažnas. Paprastai, reiškia, moteris vaiduoklė paprastai apsirengusi baltą suknelę ar panašių drabužių, kaip pranešama. Matyta kaimo vietovė susijusi su vietinės tragedijos legendų. Baltosios ponės legendos aptinkamas daugelį pasaulio šalių. Daugelį šių legendų būdinga atsitiktinė artėjanti mirtis, žmogžudystė, savižudybė, vyro sužadėtinių išduotas netektis ar nelaimingos meilės tema. Čia ne Marija.
paprasčiausiai. Taip, kad šitie dalykai kaip demonai, kas sako, čia kažkur tikėti reikia, ne, tai yra, jie fiksuojami masiškai, rašo laikraščiai, spauda, yra nedaug nuotraukų padaryta ir vienų ir kitokių dalykų. Tai žmonės nesupranta, gal čia ietis, gal čia kokia beždžionė, gal čia koks ateivis, gal čia kad tai yra, reiškia, ir ta Lilit ir taip toliau. Mergelė Marija. Fatima apsiriškimą, nieks nepasakys, kad ten nieko nevyko. Matė 1000 žmonių tą apsiriškimą, matė ženklus dangui, šviesas tas saulės sukimas ir taip toliau keista. Tai fiksavo ir tuomet nuotraukas fotografavo ir taip toliau. Reiškia, ką matė, kokią tai moterį matė. Medžiugorjėj tas apsiriškimas ten regėtojai. Čia nėra ant lygio vietų iš nieko paimtas dalykas. Tai o ką įvairiai kam nori? Budistam jinai deivė Tara pasirodo, dažnai budistai mato kalnuose deivę Tarą pasirodančią, baltai apsirengusi, sniego spalvos drabužiais, kaip sako. Dalykai balto apsiaustų mergelę Mariją mato ir taip toliau, taip toliau, taip toliau.